O aš dar prieš tai pacituosiu apie einant jau link vyresnio amžiaus vaikų, vėlgi jūsų knygos sakinys, kad su paaugliais bendraujant, pirmiausia reikia išklausyti ir tik tada, kai jau pats jis paklaus patarimo, garsiai pagalvoti kartu su paaugliais. Ar tokiu būdu, kai tu nepatarinėji paaugliui, galima išvengti daugybės konfliktų? Garantuotai. Garantuotai. Aš jau sakiau, kad aš turiu krūvą anūkų, 6 štukas ir bendraudamas su jais tikrinu šitos dėsnius ir noriu jums pasakyti, kad paaugliai dažniausiai iš jūsų patarimo neklaus. Paaugliai dažniausiai pasakos, kas su jais vyksta. Ir jums paliks galimybę daryti išvadas ir kas iš karto suaugusiams, ypač vyresniems, kyla kaip milžiniška pagunda, tai pradėti aiškinti, o kai aš buvau tavo amžiaus, tai aš dariau taip ir taip. Geriau. Geriau kitaip, bet kuriuo atveju man išėjo geriau, todėl kad aš prigyvenau iki savo amžiaus. Bet realybė yra labai paprasta. Su paaugliais reikia kalbėtis pagarbiai. O kas pagarbą rodo? Mano parodymas, kad aš jo nelaikau kvailesniu, žemesniu, mažiau gabiu negu aš. Gal net dažnai jis yra žymiai gabesnis kai kuriuose srityse negu aš. Ir todėl apie situaciją reikia pabandyti būtent galvoti kartu, kalbantis. Ir aš prisimenu, kaip su viena iš savo anūkių sėdėjau prie Kavinaitės Taro vasarą lauke, mes šnekėjomės apie situaciją jos klasėje, apie problemas santykiuose. Ir aš bandžiau paaiškinti, kaip aš matau tą situaciją, pakalbėjome, o paskui nuo gretimo staliuko pavalgęs atsistojo vyriškis, priėjo ir pasakė mano anūkiai, aš labai tau pavydžiu tavo senelio. Su manim taip niekas mano jaunystėje nekalbėjo. Ir aš galvoju, kad va tas profesinis mokėjimas nepatarinėti, nenurodinėti, neįsakinėti, o kartu galvoti yra labai svarbus įgūdis visų mūsų gyvenime. To iš tikrųjų reikia mokytis. Nes jeigu turit vaikų, kurie dar ne paaugliai, jie tuo ateis iki paauglystės. Kurie jau turit paauglių, puikiai žinote, apie ką kalbu. Apie ką aš ne, kad ir pusė Lietuvos dabar norėtų įsisenelinti Eugenijų Laurinaitį, bet nepavyks, galime bent jau klausimą. Todėl, kad iš tikrųjų net ir suprantant, ką tas žmogus sako, visai nebūtinai aš pritariu tam, ko jis nori tai sakydamas. Ir taip, ir pabaigoje dar vienas klausytojos klausimas, kaip dažniau pasiekti, kad abi pusės jaustųsi sėkmingai įsprendusios konfliktą. Aš čia jaučiu tokį, kad kartais gal nusileisti net nėra taip lengva, nes jiems reikia skirtingų dalykų, kad tu jaustumeisi. Ne, jeigu reikia skirtingų dalykų, tai yra kaip tik labai paprastas sprendimo būdas surasti laiką tiems dalykams pasiekti. Ir čia reikia tiesiog tartis dėl laiko. Žmonės labai dažnai pamiršta, kad iš tikrųjų esmė nėra tai, kad mes norim skirtingų dalykų, o to, kad tai gali būti padaryta skirtingų laikų ir niekam netrukdys. Ir mes vienas kito neskriausime. Bet yra kitas dalykas, kai mes vienu metu norim skirtingų dalykų. Ir pavyzdžiui, nežinau, vyras nori žiūrėti televizorių, o žmona nori su juo išeiti pasivaikščioti mišką greta per tą patį laiką. Turim konfliktą. Kaip šitos dalykus suderinti, sunkus klausimas. Gerai, ar baigiant jau visai, bet galima išmokti, ar ne bendrauti? Visko galima išmokti, jeigu mes turėsim galvoj vieną labai svarbią ypatybę. Čia reikia tiesiog savo pačiam pasakyti. Niekas iš mūsų neturime tiesos monopolio. Niekas. Ir tikėtis, kad tai, ką aš galvoju ir jaučiu, yra teisinga, o tai, ką jis jaučia neteisinga, yra metodologinė klaida. Kiekvienas iš mūsų turim savo tiesą ir mūsų sugyvenimo principas turėtų būti derinti tas tiesas tiek, kiek pavyks. O kur nepavyks, liksim išsiskyrę. Ir jeigu prieinam, kaip jau sakiau, iki tų nekalbametų, tai tada nebesuprantam, o ką mes darom kartu. Kalbamės. Ačiū, kad pasikalbėjom. Ačiū Eugenijui Laurinaitį.